Labukas visiems. Gerą dieną. Šitą epizodą man bus šiek tiek sunkiau daryti, nes neslėpsiu. Greičiausiai turiu temperatūros ir niekaip neprisiruošiau iš namų išvažiuoti. Galva plyšta. Dukra irgi apsirgusi, darželį šiandien nevežėm, tik pijų išvežėm. Bet gali būti, kad yra namie įsisukęs virusėlis ir, kaip ir sakiau, bus dienų, kai bus sunku šitam challenge. Bet kai dirbi ant savęs, sirgti yra prabanga. Mano mama, man atrodo, sakė šitą kažkada man. Yra teisybės šitame ir galvoju, pažvejosim. Atvariau, neslėpsiu. Kas žino Vilnių, Buivydiškių tvenkiniai ar ežerai. Pirmą kartą čia, nesu niekad žvejojęs, pasiimsiu spiningėlį ir galvoju šitame epizode iš tikrųjų pakalbėsiu apie vieną dalyką, kurio gal kiti komentaruose neišdrįsta paklausti ir taip toliau. Vienas komentaras buvo pas mane, pamėginsiu jį atrasti, skrinšotą numės. Bičias paklausė, kaip tu taip spėjai viską dar, kaip tu taip spėjai tiek video daryti, važiuoti ir daryti. Aš paprastai atsakiau jam, video kūrimas yra mano darbas. Ir tada supratau, kad mano toks atsakymas gali būti labai neaiškus nemažai žmonių. Tai galvoju, aš neatskleisiu, kiek aš uždirbu iš savo YouTube kanalų. Jos turiu du, turiu šitą ir svarbiausia daryti, kur darau tiesioginės transliacijas, kaip žaidžiu kompiuterinius žaidimus, darau kompiuterinių žaidimų video ir taip toliau. Tai galbūt tam žmogui, kuris nori pradėti YouTubinti, labiau atsivers akis, galėsiu pasakyti, kaip galima uždirbti. Gal aš geriau pasakysiu jums būdus, šiek tiek paanalizuosiu, kaip galima uždirbti pinigų, kuriant video. Nieko nelaukiam, pasiemam meškerę, einam prie ežerėlio ir pratęsim šitą temą. Kol mėtysiu, gal ir užkips kas nors. Tai čia toks epizodas bus nebūtinai pagauti. O jei pagausim, bonusas. Ai, ir dar greitai. Matot, grįžo GoPro, aš galiu daug greičiau sukurti turinio, tai galbūt netgi šitam video. Ne, o gal pasiliekam kitam video. Čia visą, man atrodo, dedikuotą video galėsiu padaryti, kaip man pavyksta greitai padaryti epizodus, nes aš juos darau kiekvieną dieną, nekalbant aišku jau apie montavimus ir taip toliau. Tai ar nori tokį video, kad aš aiškiai greitai pasakyčiau, ką aš darau, kaip darau, pradeda linuoti, bet GoPro susitvarkiau, vėl garsas gerai, tai lietaus nebijo. Varom. O aš bijau, palauk. Ne. Ar aš bijau lietaus? Nu, aš spėju tokioj vietoj, čia yra ir ešerių, ir lydekų, aš manau, čia yra plėšrios žuvies, ką? Turi būti. Padarysim kelis metimus čia, jei nieko, tai nieko. Ai, blemba. Nesimatau šiandien tos temperatūros. Yra. Dedu savo legendinę, auksinę, jeigu vilioja lydeką, matėme, akivaizdžiai vilioja ir ešerį, ir didesnį ešerį, tai jeigu yra, jeigu nėra. Jo, nes aš kaip pasimatuosiu temperatūrą, psichologiškai žinosiu, kad turiu jos ir viskas, ir man čia jau bus. Oi, kiek čia daug žolių. Iš karto į žolę. Čia yra žolynas. Gal eisim iš karto į kitą vietą, matau, čia aš nepramesiu čia nieko. Biškį lėčiau pavynioja, leidžiasi ir dugnas. Tai keliaujam toliau. Žiū. Šiek tiek į šoną įeini ir čia tarsi žvejai jau savo vietelės pasidarė, žiūrėk. Ir pipsiko pakelės mėto, kur nesusirenka grybai. Vanduo šiaip labai skaidrus. Tai jo. Kaip čia mums seksis? Nežinau, tikiuosi matausi, kadre liktais matausi, kiek dabar greit akis pritraukia. Bandom. Čia matau, galiu toliau užmesti. Pakalbėti apie tai, kaip galima uždirbti YouTube pinigų ir už kur uždirba žmonės. Iki toj pusė pavėsinė matau pastatyta. What? O žuvelė viena šoko. Gerai, čia neužkliuvau žulių, prasivinioja visai gerai. Ką žinau. Pirmas dalykas, kaip YouTube galit gauti pajamų, tai yra iš pačio YouTube. Ten jos yra nedidžiausios, tie, kas yra monetizavę savo kanalus, žino. Toks dalykas, kad pasiekėt 1000 subscriberių, pasiekėt 4000, man atrodo, valandų, kad bendrai žmonės yra 4000 valandų pažiūrėję jūsų video. Galiu atvirai pasakyti, kad 4000 valandų pasiekti yra lengviau negu 1000 subscriberių, kad ir kaip tai daug atrodo, bet jos skaičiuojasi bendrai iš visų žiūrovų. Tai jeigu 1000 žmonių peržiūrėjo 15 minučių video, tai galit pasidaryti matematika patys. Aš nežinau, kiek čia gausis. 15 per 1000, tai 15 000 minučių padalinta į šiam ir čia jau man pys. Ir čia jau man aišku. Tai ant ekranų uždėsiu. Arba patys pasiskaičiuoti. Žodžiu. Bet nepamirškit vieno dalyko. Jeigu jūs žiūri vaikai ir nemažai jaunos auditorijos, jūsų pajamos bus dar mažesnės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jūsų auditorija yra nemoki. Reiškia, reklamas, kurias rodo YouTube'as, jos nekonvertuojasi į pinigus. Reiškia, jie neperka. Bet jeigu žmogus yra suaugęs, uždirbantis savo pinigus ir taip toliau, ir jisai internetu perka, ir tarkim, YouTube'as ten parodo reklamą. YouTube'as visada rodo reklamas kiekvienam žmogui pritaikytas. Tai tarkim, esate žvejys, mėgstate ten bla bla bla, ir jeigu kokia žvejybos parduotuvė yra pasileidus Google Adsus ir taip toliau, tai tam žvejui rodys. Ir jam jeigu užsikabins, o, žiūrėk, rimtai, gal tokią rytelę pasim. Ir jeigu jie ten eina per nuo reklamos prie mano video, tai aš ten kažkokį centuką gaunu. Tai centas prie cento, žinai, taip ir susideda nuo kiekvieno video.
keliant kiekvieną dieną video, faktas, kad tų pajamų pas mane gali būti ir daugiau. Tai nėra pagrindinis, iš ko galima gyventi. Žmonės labai maišo, o tai tu iš YouTube tik tai gyveni. Aš sakau taip, bet nepamirškim tokio dalyko, kad didesnius pinigus gali susimokėti brandai. Bet brandai, kur jau integruoja reklamas. Tarkim, aš turiu vieną partnerį Deeperį, pagrindiniam gamingo kanale aš turiu daug daugiau partnerių, tokių kaip Eneba, Dynamit, dirbu ir su Olivetu ir taip toliau. Tai sakyti, kad aš gyvenu iš reklamos, ne, vis tiek aš kuriu video ir tas integracijas darau video, tai aš taip ir įsivardinčiau. Dar grįžtant šiek tiek, kad nešokinėtų mintis labai prie reklaminių skurodų. Tai vadinamasis jūsų CPR, nesiplėsiu į tos CPR-us ir visus kitus, kas ką veikia, kas kaip atrodo ir taip toliau. Tai kuo aukštesnis CPR, tuo daugiau pinigėlių jūs gausite nuo parodomų reklamų prie YouTube. Kuo mažesnis CPR, tai jūs taip galite žinoti, kokio amžiaus yra auditorija. Jeigu mažas CPR, reiškia labai jauni žmonės žiūri. Ir nesvarbu, jeigu jie nusistatė savo gimimo datą, tarkim, meluoja. Ir yra pasidarę, kad jiems 25 metai, nors iš tikrųjų yra 14-13 metų jaunuolis. Vis tiek greičiausiai, didžioji procentų dalis nebus tas, kuris perka daug internete ar taip toliau. Ir YouTube'as mažins tavo CPR, nesvarbu, kad rodys tavo auditorijos amžius yra nuo 18 iki 30 metų. Tai kaip ir atrodo, mokė auditorija, čia jau tas amžius, kai žmonės turi savo pinigus, valdo savo finansus ir taip toliau. Bet gali būti tiesiog daug žiūrovų meluoja amžių. Kai man sakydavo, seni, tave tik vaikai žiūri šitame gamingo kanale ir taip toliau, tai man būdavo juokinga, aš matau ir jaučiu savo auditorijos amžių, man jis labai visada augo, tai tikrai nemaža dalis yra vyresnio amžiaus žiūrovų, kad ir kaip keistai skambėtų, gamina visi kibryte. Ir mes jau esam ta karta, man 35 metai, tai mes esam ta karta, kuri užaugom su žaidimais ir normalu, kad mes su tom, kuo užaugom, su tom ir gyvenam. 30 plus žmonės, trasni, jie gamina ir daug. Sekantis dalykas, jau prieš tai biškį buvau užsiminęs, tai yra reklaminės integracijos, kurias jūs jau integruojate, o ne pats YouTube'as rodo prie jūsų video ir taip toliau. Blema, kažkas galvojau, bet čia man atrodo iš žolelį užsikabino. Tai sekantis dalykas yra tos integracijos. Mažas kanalas greičiausiai jų negaus, nes žmogaus firma ar taip toliau, kuris mokės pinigus, norės grįžtamojo efekto. Tos reklamos turi būti atitinkamos jūsų kanalo veikla. Čia į žolės jau. Tai tarkim, jeigu jūs esate žvejybos kanalas, normalu, kad su žvejyba susijusios prekės ir kiti ir paslaugos labiausiai atitiks jūsų žiūrovo dėmesį. Tai bus reklamuotis. Jeigu darote, aš sakysiu labiau iš savo pavyzdžių, jeigu darote gamingą, tai faktas, kad su gamingo video labiausiai atitiks kokia nors žaidimų parduotuvės, kompiuterinių ir elektronikos prekių parduotuvės ir taip toliau. Tai turite atsirinkti, kas tinka. Į šitą jau reikėtų žvalgytis, įdėjus daugiau darbo į savo kanalą. Ten pirmiausia stengtis tada pasikelti subscriberių, kad būtų peržiūrimas video ir taip toliau. Tai aš šitą rekomenduočiau startuoti jau tik tais žmonėms. What? Eik, tu savo. Čia buvo kibimas. Maybe baby. Lyti pradeda. Tai čia aš rekomenduočiau kanalams bandyti integracijas reklamas darytis nuo 5000 subscriberių, bet iškart galiu pasakyti, yra ir išimčių. Vieną išimtį turbūt, kuri pirmoji šauna į galvą, tai būtų galbūt karpininko dienoraštis, Mažvis. Tai jisai, kadangi turi labai nišinę sferą pasirinkęs, vien karpių žvejybos ir kanalas yra vien apie tai, tai normalu, kad tos auditorijos labai daug ir labai didelio nebus. Bet vien tie subscriberiai, kuriuos jis turi, man atrodo, virš 2000, čia jau yra visai mokė auditorijos dalis, kurio jisai turi, manau, pilną teisę pasireklamuoti, pašarus ir taip toliau, nes eik tu, na, šalia čiupo. Nepakirtau. Ir kas šis čiupo? Lydeka? Nebesidomi. Tai va, čia būtų antroji dalis, kaip galite gauti papildomų pajamų. Tai ir šitos pajamos turbūt būtų vienos didesnių. Lygiai taip pat mažesniem kanalam rekomenduočiau nebijoti dirbti ir su partneriais vadinamas barteris. Kai rėmėjas atsiunčia daiktus ir mainais už tai, jis juos gali pasilikti, naudoti savo reikmėms. Tai žinau, kad nemažai žvejybos kanalų taip ir dirba, jiems atsiunčia prekę, jie ją apžvelgia, pamini, ją išbando ir taip pareklamuoja kažkokią tai įstaigą ir patys iš savo kišenės tada neturi pirkti tam tikrų žvejybos aksesuarų ir taip toliau. Tai irgi savotiškai yra uždarbis, nes tu gauni savo naudojamą daiktą ir jo nereikia pirkti iš parduotuvės. Tai čia sutaupai pinigėlį. Kol baisiai nepradeda lyti, dar ateinu į vieną vietelę. Žiūrėk, net Vilniaus televizijos bokštas iš čia matosi. Tai va, šitą pusę gal. Ten viduje kažkas šoko ir didesnio. Šiaip labai įdomu, kokios čia žuvies yra, nes čia matau galima ir su dugninė užsimeti, ir su plūdinė. Reiks gal vieną iš savo partnerių Deeperio appsą atsidaryti ir pasitikrinti, kas čia per giliai, ko čia galima rasti ir taip toliau. Taigi, sekantis dalykas, kaip galima užsidirbti, tai būtų parama iš jūsų žiūrovų, nes kas žiūri jūsų video, jie
suportina. Pavyzdžiui, kas liečia gamingo video, gyvoji transliacijoje būna man žmonės numeta donationą gyvai, taip galime greičiau pabendrauti, tiesiogiai užduoti klausimą, kad aš atsakyčiau ir kažką pabendrauti, negu tiesiog gyvos transliacijos čiate, kai aš kartais galbūt nepamatau ir taip toliau. Ir taip lygiai taip pat yra, pavyzdžiui, tokios platformos kaip Contribui, ko pasikoje galite užsukti ir pas mane. Ten aš siūlau papildomą turinio, žiūrovai gali gauti papildomų dalykų ir taip toliau. Tai galite pasiskaityti. Kiekvienas kūrėjas gali tokį susikurti, gali nustatyti savo kainą, euriukas, 2 euriukai, 3, 5, 10, 25, kokią nori tokią sumą nusistatot ir kažką pažadat ir žmonėms duoda turinio, už kurį jie susimoka. Taip jie paremia jūs, jūsų veiklą ir lygiai taip pat tada YouTube'as turi membershipus, kur žmonės gali nusipirkti membershipą ir gauti kažko daugiau, pavyzdžiui, papildomą video per savaitę. Čia jau galite kiekvienas prisigalvoti. Ir lygiai taip pat iš YouTube'o jau tą mėnesį gausite daugiau pinigėlių. Pamėt. Čia žolė, man atrodo. Jo, gal noriu pasakyti, kad užkyva? No way. Tai tą pusę nemesim. Panašu, kad ten žolių aukštai yra. Šiaučiu jums garsiai girdisi šitas narėjimas, tai čia ilgai neužsistovėsiu tada. Net neįsivaizduoju. Žolė, galvau vėl kibimas. Čia koks status nugilėjimas, bet aš nematau niekur čia žuvies. Bet kad jos čia yra, tai galiu garantuoti. Čia yra mano geroji blizgė. Kažką įkabinau, arba į akmenis. Oi, nu ką. Nepanašu, kad aš čia atkabinti. Na ir va taip aukojau savo gerąjį aukselį, ant kurio gerinau rekordus. Tai reiškia, kad važiuosiu į kažkokį žvejybos parduotuvę ir tikrai tokią auksinę pirksiu atgal, nes dar ten varyti lydekų pagaudyti į savo gerąją vietelę tikrai planuoju. Galvoju ir viską paminėjau, kaip galima užsidirbti pinigų. Tai va taip ir yra uždirbami pinigai. Tai pirmiausia, mažesni kanalai, kurie tik startuoja, turėtų mažiausiai galvoti apie pajamas, turėtų kurti turinį žiūrovui ir auginti kanalą. Ir nežinau, kadangi aš patarimų duoti, nemėgstu, kai man duoda patarimų, kai aš neprašau. Bet kad galėčiau patarimų duoti, ką reikėtų keisti ir kaip kitaip kurti turinį tam tikriems Lietuvos žvejų kanalams, tai galėčiau duoti. Tai galvoju, gal padaryti tokią rubriką, visai įdomu. Jeigu jūs esate kūrėjas, nežinau, nenoriu tenai su 20 subscriberių tik pradėjo kanalą, o Simi duok mums patarimų, kaip kurti. Bet jeigu esate kanalas turintis ten, nu tarkim, 500 plus subscriberių ir norit, kad patarčiau, ką daryti kitaip, tai mainais už patarimus, taip gautumėt galbūt šautautą pas mane kanale, aš galėčiau įsijungti jūsų video ir pakomentuoti, bet jau išleisčiau video savo kanale, tai pagalvokit, ar norite daugiau viešumo, tai aš pakomentuočiau, ką galima keisti, kas gerai, kas blogai ir ką kitaip daryti, kad žiūrovas užsilaikytų, nes žinau, kad bus daug neužsilaiko dėl vienos priežasties. Jos kol kas nevardinsiu. Tai va, tai toks greitas atsakymas plačiau apie tai, kaip galima uždirbti pinigų iš šios veiklos. Tikiuosi buvo įdomu. Dabar jūs galite, žinoma, prisijungti prie subscriberių, prisijungti prie Contribui, jeigu nuspręsite, paspausti laiką. Susitiksim rytoj.